Sveiki. Noriu trumpai priminti, kaip reikėtų naudoti Excel komandas, kad neapsisunkinti savo darbo. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kaip greitai užsipildyti štai šį žalią stulpelį, kuris skirtas yra procentams. Pasirašome 10 procentų, žymime 2 langelius, tempiame į apačią ir automatiškai visi procentai kas 5 padidėja. Ir taip padarius iki galo, visas stulpelis iš karto užsipildo. Dabar apie skaičiavimus. Visos formulės prasideda nuo lygybės ženklo ir kaipgi skaičiuoja Excelis. Mums rašant formulės visai nebūtina naudoti ten dalybos iš 100, daugybos iš 100 ir panašiai. Galima skaičiuoti gerokai paprasčiau. Pavyzdžiui, mums reikia sumažinti skaičių A 5 procentais. Kaipgi skaičiuoja procentus Excelis? Jeigu mes paimtume langelį, padaugintume iš langelio, kuris rodo procentų dydį, gautume skaičių 0,5. Kas reiškia 5 procentai nuo 10 sudaro 0,5. Ko prašo užduotis? Sumažinti skaičių per 0,5. Lengviausia dalis būtų tai iš pradinio skaičiaus atimti tuos 5 procentus ir gaučiau 9,5. Jeigu tempsiu šią formulę į apačią, man bus tam tikrų problemų, nes paims ne tuos langelius. 2 kartus paspaudus ant formulės matome, iš kokių langelių įmami duomenys skaičiavimui. Akivaizdu, kad mėlynos spalvos langelis yra ne savo vietoje. Kągi daryti? Mums reikėtų šitas koordinates užrakinti, kad jos nesikeistų, tempiant formulę į apačią ir kai kuriasi formulės kopijos. Tokiu atveju aš tai šį langelį paimu ir užrakinu. Užrakinimui patogu naudoti klavišą F4. Tai va taip spaudinėju ir man rodo skirtingas užrakinimo kombinacijas. Taigi pradėkime iš pradžių. Niekas neužrakinta. Užsirakina ir stulpelis ir eilutė, rakinasi tik eilutė, rakinasi tik stulpelis, viskas atsirakina. Šiuo atveju mes galime langelį melsvos spalvos tiesiog užrakinti, paimti, tempti į apačią ir puikiausiai formulė, kaip mato, tempiant į apačią, raudonos koordinatės keičiasi, o mėlynos koordinatės lieka savo vietoje. Kas beliko? Sutvarkyti abi dvi lenteles, uždėti, tai yra nustatyti spalvas ir darbas būtų baigtas. Pažiūrime pavyzdžiui į antrąją užduotį. Čia kartais kyla problemų, ką daryti, kodėl štai šitie du skaičiai sutampa, nes mums reikia paskaičiuoti automobilio vertės sumažėjimą. Tai šiuo atveju mums reikalinga ta pati pradinė suma, nes metų čia yra 0. Tiesiog perkopėti neapsimoka, nes jeigu aš keisiu štai šitą skaičių, šitas nesikeis. Todėl aš galiu panaudoti tiesiog lygų ir šito langelio koordinatės. Viskas, jeigu čia keisiu ką nors, va, pavyzdžiui, padarysiu 37, pasikeičia ir apatinis. Ką daryti toliau? O va, jau po 1 metų mes galime skaičiuoti, kiekgi sumažėjo ta vertė. Su vertės sumažėjimu kartais kyla tokių nesusipratimų, galvoja, kad mokiniai, jog vertė kiekvienais metais mažėja 15 procentų nuo pradinės kainos. Ne, 15 procentų mažėja nuo sumažėjusios vertės. Tai yra, dabar skaičiuosiu 15 procentų nuo 36 tūkstančių, paskui 15 procentų, kaip matot pagal pavyzdį, skaičiuosiu nuo 30 procentų. Kaipgi tokią formulę reikėtų rašyti? Remiantis prieš tai buvusią užduotimi, aš galiu daryti ką? Iš pradinės sumos atimti šitos sumos 15 procentų. Ir kaip matote, paskaičiau viską puikiausiai. Bet aš nenoriu kiekvienos formulės iš naujo rašyti, kai galiu tą pačią formulę tiesiog pratempti į apačią. Pagalvom, kasgi turėtų nesikeisti. Vertė turi keistis, nes mes skaičiuojame procentus nuo vis sumažėjusios vertės. Bet
procentai turi šiuo atveju nesikeisti, nes jie yra stabilus 15 procentų. Todėl užrakinti reikėtų tik tai procentus. Ir dabar jeigu tempsiu į apačią, kaip matote, visi skaičiavimai veikia puikiai. Galiu ir palikti. Dabar šitoje vietoje kyla labai daug klausimų, kas yra tie 56 procentai. Ir nemažai kas galvoja, kad 56 procentai tai yra likutinė vertė. Ne. Likutinė vertė yra iš tikrųjų 44 procentai, nes čia prašo paskaičiuoti, kiekgi vertė sumažėjo. Ne kiek liko, bet kiek sumažėjo. Tai ką reiškia kiek sumažėjo? Tai yra paskaičiuoti, kiek vertas yra skirtumas tarp pradinės ir galinės kainų lyginant su pradinė kaina. Kaip tokį dalyką paskaičiuoti? Tai aš turėčiau iš pradinės kainos atimti galinę kainą, kas man duoda 20 000 ir dabar paskaičiuoti, kiekgi procentaliai tas 20 000 sudaro. Tai man reikėtų visą šį skirtumą imti santykių nuo pradinės sumos. Ir gaunu, kol kas netinka formatas, kad 0 sveikų ir 56 šimtosios eurų. Bet aš skaičiuoju procentus. Dėl to man valiutos formatą reikia perjungti į procentų formatą. Ir gaunu atsakymą 56. Žiūrime sekančią. Sekančioje dalyje mums reikia paskaičiuoti, kiek yra uždirbama palūkanų. Šiuo atveju yra kokia situacija, kad pirmą mėnesį palūkanų mes dėja neturime, nes dar metai nepraėjo ir pinigų yra pas mus pradžioje pradinė suma. O dabar reikia paskaičiuoti, kiekgi mes uždirbame palūkanų. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo sumos šiuo momentu esančios. Ir tiesiog ką padarytumėm, kaip ir praeitose užduotyse, paimtumėm ir sudaugintumėm iš procentų. Gauname 300. Kadangi 300 uždirbti, o sąskaitoje buvo 5000, tai sumoje panašu, kad mes turime ką? Prie pradinės sumos prisideda mūsų uždirbti pinigai. Dabar žiūrėkite, kaip aš imu duomenis. Čia aš skaičiuoju nuo praeitų metų sumos papildomai 6 procentus. Kadangi suma šitas keisis, aš koordinačių nerakinu, bet rakinsiu procentus, kurie nesikeičia. Tai užrakinu tik tais D3. Dabar štai šitas dydis, jis skaičiuojamas kaip. Čia nebūtinai šitas vienintelis sprendimo būdas, bet aš prie pradinės sumos visada pridedu papildomą uždarbį. Tai pradinę sumą galiu rakinti ir uždėti papildomą uždarbį. Ir gaunu puikiai. Dabar klausimas, iš kur yra 618? Čia rodo, kiek iš viso buvo uždirbta palūkanų per 2 metus. Ne 1 metų čia uždarbis yra. Čia yra jau 2 metų. Kaip tą daryti? Tai realiai aš turiu skaičiuoti vėl 6 procentus nuo pinigų sąskaitoje. Tai tiesiog sudauginu, bet aš gaunu 318. Tačiau mano bendras uždarbis yra prieš tai buvusių metų uždarbis. Ir jau gaunu 618. O šitą pratempiu į apačią ir vėl gaunasi puikiai. Tai dabar šitą, kaip matot, aš pridėjau prieš tai buvusius metus, o čia nepridėjau. Tai čia irgi galiu tą patį padaryti. Pridėti prieš tai buvusius metus, kai buvo 0 uždirbta, nes aš dar tik padėjau indėlį. Ir viskas dabar, jeigu aš pratempčiau į apačią, kaip matote, skaičiuoja, bet toliau skaičiavimai jau nevyksta tvarkingai, nes nebėra šitų galinių sumų. Taip, kad čia jau galite pabaigti, čia, manau, problemų nekiltų. Jeigu kalbėtumėm apie 4. užduotį, tai 4. užduotyje sumokėti pinigai skaičiuojasi labai paprastai, aš net neaiškinsiu, mums tik reikia paskaičiuoti, kiek tai sudaro procentais. Tai aš tik šitą dalį paaiškinsiu. Jeigu čia suskaičiuosite 600, tai tada procentų skaičiavimas yra
santykio vertimas procentais. Tai reiškia, kad sumokėti pinigai, lyginant su kompiuterio kaina, pas mus sudaro 21%. Pas jūs netyčia gali, pavyzdžiui, būti kokia nors valiutos formatas uždėtas. Dėl to rodys 0,21, tai yra 21 šimtąją. Bet perjungus į procentus puikiausiai parodo, kad tai yra 21 procentas. Ką čia reikia užrakinti ar neužrakinti, jau galėsite nuspręsti patys. Šitoje užduotyje yra tik tais ūkių skaičių kitimas skaičiuojamas, tai čia yra visiškai nesudėtinga. Kaip matote, pirmame langelėje formulės nėra, nes nėra su kuo palyginti. Ir atsiranda tik tai antroje eilutėje, nes jį yra lyginamas šitas ūkis su šituo ūkiu. Ir mes ką paskaičiuojame? Tiesiog kiek skirtumas sudaro nuo pradinio ūkio. Tai mes paskaičiuojame, kad tai yra 50 ūkių pasikeitė, na ir 50 nuo pradinio yra 1 sveikas ir 0,8%. Šeštoje užduotyje atsiranda viena papildoma funkcija sąlyga, nes mums gali būti du atsakymai – taip arba ne. Ir mes ką turime patikrinti, ar į šachtą krentantis akmuo jau pasiekė dugną. Kaip skaičiuoti, kiek akmuo nukrito į šachtą, yra formulė nurodyta. Jūs su sąlygos sakiniu turite tik tais patikrinti, ar tas akmuo šachtos dugne. Kaipgi mes tikriname? Ifas susideda iš ko? Sąlyga, if. Čia rašome, koks tai yra loginis tikrinimas. Tai reikia pažiūrėti, ar akmens tas atstumas, kurį jis nukrito, aukštis, ar jau pasiekė šachtos dugną. Tai yra, ar jis yra lygus, o gal didesnis už šachtos gylį. Ir kai tą patikrinsite, tai čia bus jūsų sąlyga, už kabletaškio reikėtų kabutėse spausdinti žodį. Taip. Ir tada dar už vieno kabletaškio, kas būtų, jeigu sąlyga netenkinama, kabutėse rašyti žodį ne. Pačios sąlygos aš nenoriu iš karto pasakyti, nes tiesiog jums net nereikės dėl ko galvoti. Septintoje užduotyje procentus jūs jau mokate skaičiuoti, su ifu patikrinti, kas didesnis, kas mažesnis tikrai galite. Esminis punktas. Kai skaitome tekstus, yra parašyta A didesnis už B, A mažesnis už B. Reiškia, atskaitos taškas visada yra B. Todėl, kai skaičiuosite procentus, viską skaičiuojate B skaičiaus atžvilgiu. Tai yra santykį imat su B skaičiumi. Na, o kad čia gautųsi teigiami visada procentai, galime pasinaudoti dviem būdais. Arba su sąlygos sakiniu patikrinama, kuris skaičius didesnis, arba netgi galime panaudoti modulį. Kaip tiksliai veikia ifas, yra apačioje pavyzdys, kuriuo galima puikiausiai pasinaudoti. Toliau, prekės kaina. Procentus jūs jau mokat paskaičiuoti ir viena smulkmena. Visur buvo parašyti skaičiai su procentu. Čia yra pasakyta procentais, bet yra 20. Ką daryti, jeigu čia nėra ženkliuko procentai? Nes jeigu aš tiesiog prie sumos pridėsiu sumą padauginta iš procentų, kaip aš įsivaizduoju, gaunu 2,5 tūkstančio, kas yra nerealu. Kodėl? Todėl, kad C3 paėmė kaip skaičių, bet ne kaip procentą. Kaip tą pakeisti? Labai paprastai pridedam procento ženklą. Ir jau gauname 144. Kai skaičiuosite galutinę kainą, tai reikia pažiūrėti. Ne, palaukit, padidėjo, sumažėjo. Atsiprašau, ne tą dalį pasakiau. Kai skaičiuosite, kiek pasikeitė, atkreipkite dėmesį, ar sumažėjo, ar padidėjo, nes galite gauti neigiamus procentus. Ar sumažėjo, ar padidėjo, reikia tikrinti galutinę kainą su pradinė, ne su tarpinėm.
Ir kad čia nesusipainiotumėt, tai čia iš tikrųjų yra du atskiri langeliai. Čia kaip dalis mokinių galvoja, čia turi būti viena formulė, kuri rašo ir žodį sumažėjo ir procentus. Ne, nereikia taip sudėtingai. Tai yra viena formulė, antra formulė. 9 užduotyje, manau, nėra ko čia aiškinti, yra pakankamai lengva. Ir 10 užduotis irgi pakankamai lengva, nes jūs galite remtis prieš tai atliktomis užduotimis. Na, tikiuosi mano paaiškinimai leis jums darbą atlikti paprasčiau. Sėkmės!